Sveiki Videogagos žiūrovai. Kelių Videogagos žiūrovų prašymų nusprendžiau padaryti video, kaip matyti PSP ekraną ant ekrano kompiuterio. Visų pirma, mums reikia dviejų failų, kurių nuorodas atsiųsiu tam, kas parašys man poemą, kad reikia. Tai va, atsiųsiančiam tos du failus ir įsirašom visų pirma driverius. Tai padaryti labai sunku nėra. Pamatot viskas. Ir dabar mums reikės kito failo. Čia galim iš ekstraktint. Einam čia ir atsidarom C plugins folderį. Tada einam prijungiam PSP prie kompiuterio per USB ir einam į kortelę. Atsidarom čia taipogi C plugins folderį. Šitą įkeliame ir jeigu neturite kitų pluginų, paprasčiausia šitos du įkelkite ir pakeiskite su šitais dviem. O jeigu turit, tada šitą iš to nukopijuojat ir įkopijuojat naujoj eilutėj ir išsaugom. Ta patį su VSH. Irgi išsaugom. Tada pilnai išjungiam savo PSP ir išjungsiu savo ir įjungiam laikydami dešinį viršuj tą klavišą vadinamų R. Tada einam į plugins ir kur yra remote joylite.prx pasižiūrim, kad būtų žodis undoubled. Jeigu disabled, paspaudžiam X ir pasikeis į undoubled. Tai va, dabar mums reikės šito failiuko. Įsijungiam jį. Įsijungiam PSP. Prijungiam, tai yra prie kompiuterio per USB. Atpažins mum, ką prijungiam ir turėtų veikti. Toliau neveikia. Matote? Viskas veikia ok. Tai va, dėkui, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kam padėjau. Vertinkit ir komentuokit.